per televiziją rodo erotinę sceną, tėtis perjungia kanalą ir sako, kvailysčių nežiūrim. Jis turbūt nė nenutuokė, kad mano amžiaus paaugliai jau gyvena lytinį gyvenimą. Kaip jam parodyti, kad aš jau nebe maža mergaitė, klausė Viltė 16 metų. Čia visai gali būti, kad ne tėtis supranta, kad Viltė kažkokia jau maža ir jau užaugus, o gali, kad paties tėčio nejaukumas žiūrėti kartu su dukra tą erotinę sceną. Ir tai gali būti atėjęs iš pačio tėčio. Ir čia visai gali būti susiję, kad tėvai dažnai labai nedrįsta kalbėti su savo vaikais lytinėmis temomis. Ir tai dažnai atėjo iš jų pačių vaikystės, jaunystės, nes tikrai nebuvo įprasta kalbėtis apie tai, kad būdavo nemandagu, kažkaip gėda, čia tokios gėdingos temos būdavo ir seniau tikrai tie patys tėvai negaudavo to lytinio švietimo savo laikais ir tokios patirties nėra, kad būtų galima kalbėtis ir jiems tada patiems gali būti visai nedrąsu. Ir čia kalbant apie pačią tą Viltę, kur jinai sako, tai gali būti, kad tėtis supranta, kad jinai jau didelė, gali būti, kad ir nesupranta, aš nežinau tiksliai, kokia ten yra situacija, bet tikriausiai tai iš jo paties, kad jis nežino, kaip su savo dukra kalbėti šitom temom ir lengviau yra perjungti kanalą ir sakyti, kvailysčių nežiūrim. Ir tai to, kad pažiūrėt kartu ir kažkaip po to aptarti. Ada 17 metų klausė, jaučiuosi nejaukiai, kai draugų kompanijoje visos aptarinėja seksą, o pati dar nesu pradėjusi lytinio gyvenimo. Ar normalu, kad mano amžiaus merginos dar yra nekaltos? Tikrai normalu ir kad visi lytinį gyvenimą pradedam labai skirtingų metų. Ir tai priklauso nuo labai daug dalykų. Vienas iš dalykų gali būti ir tas, kad mes visi skirtingų metų subręstam, ta pati fizinio kūno branda. Ir apie tai, kad mes visi skirtingų metų pradedam jausti tą tokį seksualinį potraukį kitam žmogui. Kitas dalykas, kad tas pats partneris, jis turi atsirasti, nedarysim su bet kuo. Tai labai svarbu šioje vietoje suprasti tai, kad visi mes padam skirtingų metų ir tai, kad mes neturėję lytinių santykių ar turėję lytinių santykių, apie mus kaip žmonės nesako nei nieko gero, nei nieko blogo, dėl to mes nesame nei geresni, nei prastesni. Ir šitoj temai neturėtų būti kažkokio lenktyniavimo, varžymosi. Ir šitas klausimas taip pat iš kitos pusės gali būti pažvelgiamas, kad kaip pati Ada jaučiasi, kai draugės kalbasi apie tuos lytinius santykius. Tai nežinau, dėl ko jinai taip jaučiasi. Tai ar jai kažkaip nemalonu, kad prie draugų jinai gali kažkaip pasirodyti kažko nežinanti. Ar jai įdomu būtų kalbėti, bet jinai bijo pasirodyti nežinanti. Ar jai kaip tik nejauku kalbėti, nes yra temų, apie kurias mums saugu kalbėti, mums gera kalbėti, yra tiesiog temų, apie kurias mums nepatinka kalbėti kartu su kitais galbūt. Galbūt tai asmeninės temos, ne visi mes mėgstame apie lytinius santykius su kitais kalbėtis. Tai būtų labai svarbu, kad tai pati savo draugėm įvardintų ir manau, kad draugės tikrai suprastų. Ar dėl ko jinai nenori šalia jų būti, kai jos kalbasi apie tai, ar kad jinai nedrįsta su jom kalbėti ir visai būtų įdomu kalbėti, kaip jos ją priimtų. Liepa 16 metų klausė, man patinka bučiuoti su panom, bet patinka ir vaikinai. Kaip žinoti, kad nesu biseksuali? 16 metų, tai toks gana ankstyvas dar amžius spręsti, tu esi biseksualus ar ne. Iš esmės, dar tai yra paauglystė ir sakoma, kad paauglystėje dar tik formuojasi visi tie reikalai lytinio brendimo. Ir tikrai net ir moksliškai yra įrodyta, kad 16 metų, tai dar tokia ankstyva paauglystė, kurios metu, jeigu patinka abidvi lytis, dar negalima spręsti, kad visą gyvenimą žmogus ir bus su ta lytimi ar kažkaip ir bus biseksualus. Aš manau, kad tai dar tik tai formuojasi ir net normalu turėti kažkokių fantazijų apie tai, apie tos lytinius santykius su ta pačia lytim savo. Ir iš kitos pusės, jeigu patinka ir su draugiam, tai dažnai merginos turi geresnį santykį su savo draugėmis ir visai gali būti, kad kai geriau stari su savo draugai yra lengviau bučiuotis, kažkaip mažiau įtampos kyla. Karolis 17 metų klausė. Esu homoseksualas, įtariu tėvai tą supranta, nes nuolat bando pripiršti merginas. Klausinėja, kada pasikviesti kokią draugę. Nežinau, kaip jiems apie tai pasakyti, labai sunku gyventi slapstantis. Labai norėtųsi paklausti, kokia yra šeima, kaip jis joje jaučiasi, kaip ten viskas vyksta. Taip pat norėtųsi paklausti, iš kokių tų užuominų šeima turėtų suprasti, kad jis yra homoseksualus. Tai
tikrai vertėtų kalbėti apie tai, kad visos šeimos yra labai skirtingos. Ir vienose yra kalbėjimosi kultūra, kur tikrai drąsiai galima dalintis apie visus savo išgyvenimus, kitos šeimos yra uždaresnės, santūresnės, dar kitos šeimos yra tokios griežtesnės, galbūt paremtos per baimę auklėjimu, galbūt remiasi labiau stereotipais, tai aš nežinau, kokiu atveju yra šita šeima. Bet tikrai manau, kad reikėtų į tai atsižvelgti prieš pradedant pokalbį. Dar kitas dalykas, kad, kaip prieš tai kalbėjau per tą pirmąjį klausimą apie tas erotinės scenas, kad tėvai dažnai nedrįsta kalbėti su savo vaikais apie lytinius jų santykius ir tą lytiškumą. Ir gali būti, kad pačiam paaugliui teks užklausti tėvų, kažkaip pasipasakot, pradėtų pokalbį, kad tas pokalbis įvyktų, kad kažkaip tai būtų kažkokia pradžia. Reikėtų atsižvelgti, ar tai yra priemanti šeima, kurioje yra saugu kalbėti, kurioje yra erdvė kalbėjimuose, priėmimo tokia kultūra ugdoma. Ar tai yra vieta, kur klesti patyčios, kur klesti vienas kitą žeminantys santykiai. Ir į tai tikrai labai svarbu būtų atsižvelgti. Ir jeigu tai yra ta patyčių aplinka, tai nereikėtų tikėtis, kad priims šiltai. Ir tada pačiam spręsti, ar aš atlaikysiu pasisakęs, ar aš neatlaikysiu pasisakęs, ar aš po to toj šeimoje galėsiu gyventi ar ne. Labai svarbu matyti, kaip tas išpranašauti tikrai neįmanoma, bet kažkokias tėvų reakcijas, jeigu jie yra impulsyvesni, jeigu jie savo sunkumus išveikia išorę, rėkdami, šaukdami, pavyzdžiui, tai visai gali būti, kad ir šiuo atveju tai būtų, jeigu jie yra tie priimantis, tai tikriausiai ir priimtų. Tai tėvai pradeda kaltinti save, tai tikrai neaišku, kaip čia būtų. Bet labai svarbu surasti erdvę, kur galima dalintis apie tai, kad man patinka ta pati lytis. Tai gali būti draugai, tai galbūt tetos, dėdės, pusseserės, pusbroliai arba tas pats specialistas. 14-metė Guoda klausia, vos imu bendrauti su savo patinkančiais vaikinais, sutrinku, nežinau, kas man darosi, negaliu ištarti nė žodžio. Bijau, kad jie apie mane galvoja, kad esu visiška nevykėlė. Kaip save suimti? Tai manau, kad čia toks labai universalus klausimas, kad labai daug žmonių su tuo susiduria realiai. Kai jinai jaučiasi nedrąsiai, atrodo, kad jie mato kaip nevykėlė, iš kur tai ateina, iš kur kiti žino, kad jinai nevykėlė. Aš tikrai nemanau, kad taip yra. Ir dar kitas dalykas, labai įdomu būtų žinoti, kaip jinai pati save vertina, kaip jinai pati save mato. Ir tada galima būtų spręsti kažką labiau. Bet aš manau, kad tikrai labai normalu bendraujant su priešingos lyties atstovais, ypač tau simpatiškais, kažkaip nerimauti, jausti didžiulį nerimą, ten viskas, liežuvis pinasi, nežinai ką sakyti, ką kalbėti. Ir tikrai tik tai per ilgesnį laiką bendraujant galima kažkaip tą santykių kurti ir pasijausti drąsiau. Tokio greito kelio, matyti, nėra tik tai darant, bendraujant ir per tai pereinant. Ir jeigu vis dėlto eigoje nepraeina ir vis tiek tai stipriai išlieka ir nukelia kažkokių sunkumų, tarkim, negalima kurti kažkokių santykių, nes per daug bijoma, tada reikėtų kreiptis į specialistą. Vika 15 metų klausė, su vaikinu myliuosi, bet nejaučiu jokio malonumo. Darau tai tam, kad jis ant manęs nesupyktų. Gal aš jo tiesiog nemyliu? Aktualus klausimas ir paaugliam, ir suaugusiems tikriausiai. Tai tikrai mylėjimasis yra tik viena iš meilės išraiškos formų ir tai neturėtų būti pagrindinė kažkokia meilės kalba. Ir tikrai tai turėtų būti abiejų sutikimu, o ne tik dėl to, kad kitas ant manęs nepyktų, nes tai labai nelygiaverčiai santykiai tada gaunasi. Tai bet kokiu atveju turim atminti, kad lytiniai santykiai, mylėjimasis turi būti tik tada, kada abudu sutinka, kada abiem yra malonu. Ir jeigu vienam iš jų nemalonu, tada reikia sakyti stop ir netęsti. Tai tikrai tų priežasčių, dėl ko gali būti nemalonu, gali būti daug. Ir tikrai visai daug žmonių būna, kad nejaučia to malonumo, kuris aprašomas literatūroje, kažkas stebuklingo. Tai labai svarbu suprasti, kad tai, kad nejauti malonumo, tai nėra tapatu, kad tu nemyli žmogaus. Tu gali mylėti žmogų, bet nebūtinai jausti malonumą. Ir tada labai svarbu, grįžtant prie tų pačių santykių, kalbėtis poroje, kalbėtis apie tai, kad man ne visada malonu. Ir kad kai tu man taip darai, man malonu, kai taip darai, man nemalonu. Ir tada ieškoti būdo, kaip patirti tą malonumą. Bet labai svarbu tai aptarti iki mylėjimuose, ne per jį, ne po jo, bet iki tol, kad tas sunkumas, nes santykiai, šiaip realiai patys santykiai paremti bendravimu, kalbėjimuose, susitarimu. Ir jeigu jau nepavyksta kažkaip taip, tai matyt, reikia kažkaip spręsti tos santykius.
Ir tada, jeigu ir kalbantis ir vis tiek nepavyksta, tada, manau, reikėtų kreiptis į ginekologą. Jeigu nepadeda, tai tada matyti kitą specialistą, galbūt į santykių terapeutą.